Sveiki bičiuliai, mėly YouTube kanalo Kūno kultas žiūrovai. Šiandien pritupėm miškelį su asmeniniu treneriu Tomu Terasevičium. Parodysim, kaip galima treniruoti kūną savo be jokių treniruoklių salių, be hantelių, be nieko. Jeigu jūs ten, nežinau, gyvenat kažkokiam vienkiemy ir neturit įrangos arba kaip Tomas yra kilęs iš kaimo. Parodysim tokią treniruotę, kaip galima pasportuoti be treniruoklių ir be jokių, žinai, hantelių. Bet ne tik tai, kad atsispaudimai, atsilenkimai ir taip toliau, nes visi galvoja, kad namuose galima tik tai, žinai, presą daryti. Ar tai jau paprašau prisitraukimų padaryti? Ne, nu jo, tipo tik prisitraukimų. Iš tikrųjų, šiandien pademonstruosiu, ką mes šiandien turime. Kokia įranga šiandien mūsų yra. Turbūt visi gali gauti tuščių bambalių vandens. Čia pas mus yra 5 bambaliai, bet tiesiog tiek turėjom. Jeigu jūs norit daugiau svorio, pasiema daugiau bambalių ir taip toliau. Tada, ką mes dar turim? Turim tašės, kurios atstoja mums hantelį ar kažką tai tokio, nes yra rankenos, yra už ko paimti. Kuprinė. Vėlgi parodysiu, ką mes darysim. Tada paklodę. Vėlgi paklodę visi namuose turim. Ir rankšluostį matyt visi namuose turim. Nu, išskyrus jį, nes jis, man atrodo, nesiprausė niekada. Tai va, ateik Tomai. Pradedam nuo krūtinės. Visi nori turėti normalią krūtinę, ne tokią kaip pas Tomą. Užaugintą? Nu, teks pademonstruoti. Pradėsiu, yra paprasti pratimai. Tai kaip ir atsispaudimai, ne? Su palengvinimu. Dėl ko čia yra lengviau daryti? Todėl, kad, nu, koja žemiau nei viršus kūno, dėl to jam yra lengviau daryti. Tai čia toks kaip apšilimas galima, ne? Ir mums reikia kažkaip tai jau sunkiau padaryti vieną priėjimą. Tai darom taip. Man vasara miške patinka, tiek daug visokių kirmėlių. Daro atsispaudimus kaip nebachūras, ne ant krumplių. Ilgų gyvačių čia. O be rankų iš vis gali daryti? A? Anei gražuolių siurbėlių. Štai šerno viduriai išvirtę. Ir jau yra daryti dar sunkiau. Žaltys. Dabar žiūrėkit, ponai ir ponios, palaikyk mikrofoną. Čia yra 1,25 vandens. Tai reiškia kilogramas 205 gramų, pusantro litrų. Dar pusantro kilogramo. Dar pusantro. Bičiulis padės užsidėti man. Atpalaiduok biškį. Nu va, esmė tokia. Vėlgi, galim tą patį pasiemus, tą patį svarmenį pasidaryti, daryti tiesiog taip. Viršutinį krūtinės dalį. Čia kaip pavyzdys. Biškį už atsiremi ir opa. Ir pagiedos už tavo sielą. Lakštingala galva žudį. Kaip gražu miške, vasaros laike. Visi taip gražu miške, vasaros laike, paslaptinga ilgučia. Analogišką trosam, žinai, suspaudimą daryti krūtinį. Tai draugas darys pečius, aš darysiu krūtinę tuo momentu. Jis veda rankas į šalis, aš priešinuosi ir spaudžiu į vidų.
tokių galima padaryti 3-4 priėjimus, nu žodžiu, užpumpavimą. Tada paimam patalinį. Arena mėgos. Jo, paimam paklodę, laikyk už galą. Tai nereiškia, kad mes dabar su draugu darysime pikniką. Susukam. Da. Katiną be malų radom, bet tai nieko. Pavadinkim taip. Saka, bet reikia, kad pavyktų tai. Užsidėjom paklodę ir mes daug ką darysim su šitą paklodę. Bet kadangi čia krūtinė, tai dabar gaunasi puloveris. Alkūnės suspaustas, važiuojam į galą ir į priekį. Ir svarbiausia, alkūnės spausti vieną į kitą. Ir kaip su hanteliu puloveris gulint, tai čia su šitu galima daryti gal puikiausiai. Alkūnės siauriau. Šitam pratimui iš tikrųjų galima ir virvę naudoti, bet aš pasirinkau paklodę tam, kad būtų paprasčiau visiems. Kariuomeniai ir kitose įstaigose paklodę tikrai galima rasti. Bičiuliai, padarėm šiek tiek krūtinę, dabar reikia padaryti nugarą. Vėlgi, jeigu turite kažkur tai skersinį, padarot su skersiniu, kadangi mes šiandien rodom, kaip iš vis be nieko sportuot, tai pasiemam tą paklodę. Aš biškį užsisuku aplink rankas. Čia ir bicuka gerai. Paminėčiau, nu dabar bicuka. Parodėm va tokių prisitraukimo, ne, nugaros pločių, čia pusiau vidurį. Dabar parodysim grinai nugaros storį. Tai yra likti išvedimai su hanteliais būtų. Čia ir pečių galas jungiasi. Jo, ir pečių galas dalymas. Ir jeigu trūksta svorio, tai vėlgi, kaip sakiau, kuprinė, tenais yra vandens bambalių, galima iš tikrųjų prisidėti ir smėlio maišų, akmenų, nesvarbu. Žodžiu, kad būtų papildomas svoris. Ir vėlgi darom tokį išvedimą. Jeigu būtų svoris sunkesnis, galima tiesiog trauką daryti. Bet šį kartą per lengvas tai išvedimą. Vienai rankai padarom ir iškarpyti. Jau padarėm vėlgi daug pratimų nugarai, bet aš dar vieną norėčiau padaryti. Tomas laiko vieną čia, kitą čia, čia. Ir mes viens nuo kito traukiam. Jisai traukia į save. Ir gaunasi. Dviese galim padaryti nugarytę. Pereisim prie pečių treniruotės ir tricepso. Nu, pečiai ir rankos bus. Mano dabar bus judesys kelimas, tai reiškia, įsidirba trapecija petys. Tomas tuo metu man duos pasipriešinimą būtent tricepsui. Tai dirbs tricepsas. Nu, opa, da. Ko reikėjo, tik tai reikėjo rankšluosčio. Nu ir draugo. Mūsų bambaliukų. Ir padarysim su jais dabar tiesiog išvedimus į šalis. Vėlgi, pečiui. Keliam į šoną, vieną ranką čia, kitu pirmiausia alkūnė eina. Apkeičiam rankas. Dar vienas pratimas pečiams ir trapecijai, tai yra mūsų improvizuoto svarmens
kėlimas prie kaklo. Pirmiausia, alkūnė keliasi, abi alkūnės užfiksuojam. Jeigu per mažai prisidarėt vandens, bambalių į tašą, gali daryti tiesiog po vieną irgi. Taip ties vidurį keliam. Dirba vidurinė pečių delta, šiek tiek priekis, trapecija kartu dirba. Vėlgi, tokių, ką mes čia rodom, kiekvieną pratimą padarykit po 12-15 kartų, kokius 4-5 priėjimus kiekvieną, ten pasiskirstykit pečiam, 3 pratimus, ten nugarai 3-4. Pilnai su chebra kieme galima padaryti normalią treniruotę, susirašyti kažkokią tai įdomesnę. Ir viskas bus aфиgenai. Aš darysiu bicą, Tomas darys tricą. Tomas... Paimam, opa. Aš lenkiu, Tomas spaudžia. Ir opa. Žiauriai paprastas pratimas, bet jeigu jūs neturite draugą šalimais, vėlgi galite pasinaudoti lygiai tą pačią tašytę arba kuprinį, kurią prisidėjote svorio. Arnoldų daryti pratimą. Jo. Tai va tu galėsi pademonstruoti. Čia galima tiesiog stovint, padaryti. Tricepsas. Tricepsui ta tašytė irgi žiauriai gera. Pasilenkiam ir tiesiam ranką. Paimam už galvos, už kaklo ir dar. Visiškai paprastas dalykas. Čia tik reikia pagalvoti, ką galima padaryti įdomesnė. Ką Tomas pasiūlė su šitą tašytę padaryti. Aš tai žinai, ką dar pasiūlyčiau padaryti. Seną visiems užmirštą pratimą vėlgi. Jo, ant suoliuko. Jūs nesaulė, ne? Jo. Galit va taip daryti tiesiog, o galim padėti ant kojų. Tiesiog užsidėjus dar papildomai svorio. Pasilenkim į priekį ir tiesiog. Kuo puikiausias treniruoklis. Medžio trosas. Opa. Va. Kuo daugiau, kuo labiau į galą nuvarysi, tuo labiau pajungsi triceps ir sunkiau bus daryti. Nu. Nagi kągi vagina, einame link pabaigos ir mūsų treniruotė tuoj pasibaigos. Noriu parodyti jums bicepso pratimą. Todėl, kad jau mes prirodėm su tašytę, bet kadangi šiandien mūsų žvaigždė yra paklodė, tai parodysiu jums labai paprastą pratimą, kaip bicą pakačialinti ir būtent pikui. Tai yra atsilošit ir traukit į kaktą. O, kuo puikiausiai. Iškirpsiu kosulį. Parodėm keletą pratimų be jokių lygiagrečių, be skersinių, be hantelių, tiesiog va, su paklodė, su rankšluosčiu ir keletą bambaliukų vandens. Šiaip fantazija, tik tai įsijungit chebra ir tikrai padarysit normalią treniruotę, netgi bet kur lauke. Esmė paprasta, ką mes šiandien parodėm, tai pečiam, tai pečiai išvedimai, kelimai, visi rankos sulenkimai, ištiesimai, krūtinė, atsispaudimai, nu čia yra visiškai elementarius treniruotės. Taigi visi, kas gyvenat ir kažkur tai toliau nuo pasakysim, civilizacijos, ne, kažkur nuo treniruoklių salių, tai darykit tiesiog tokią treniruotę, šiek tiek pakeiskit, o jeigu ką, rašykit mums, mes kažką padėsim sudaryti kažkokią tai panašią programą, ne? Visada. Iki kitų video. Davai. Ble, žinai ką, pagalvoju, galėjom ką nors kovom dar. Gražu miške,